Sveikos merginos ir šiandieną kažkodėl neina įkelti video man į mūsų grupę, o video tikrai parengiau išsamų gilų, su gilia mintim ir labai įdomu, kodėl techninės kliūtis neleidžia jums išgirsti tokios informacijos, todėl einu per aplinkui. Tiesioginė transliacija galbūt atneš iki jūsų būtent tas idėjas, kurias aš noriu pasakyti. Trumpai yra įdėtas postas apie tai, apie ką aš šnekėsiu. Tai apie mūsų reakcijas, apie mūsų emocijas, apie mūsų baimės ir išgąstį. Išgąstį, kada mums brangus žmonės patenka į pavojų. Ir kaip vėliau mes dėl to griaužiamės, ėdame save. Kodėl aš taip sureagavau, kodėl aš taip pasakiau, kodėl aš įskaudinau. Ir būtent apie tai pabandysiu perteikti savo video, kas, kai sakoma, buvo ten sudėta. Taigi, neseniai vaikščiojau gatvėje ir tiesiog pamačiau, tiksliau vakar, mėgaujuosi mūsų Lietuvos švente. Mėgaujuosi gerų orų ir pamačiau tokią situaciją, kai senamiestyje dideliu greičiu lėkė dviratis, vos neužkliudė mergaitės. Tėtis labai baisiai išsigando, labai baisiai sureagavo. Jam tiesiog tą akimirką vos nesustojo širdis. Jis tiesiog nekaltai skrajojo, lėkiojo, užsisvajojo, buvo gera nuotaika. Ir staiga tas dviratis šalia jos. Dviratininkas pagavo žioplį, mergaitė buvusi svajojusi. Ir atrodytų situacija visiškai nekalta. Bet tėtis ant tiek įsigando, kad jo širdis beveik sustojo. Tas išgąstis dėl savo artimo jame generavo jausmą, pyktį, nepasitenkinimą. Ir visą tai jis išliejo į išorę. Iš tos didelės meilės, iš tos baimės, kad jai kas nors gali nutikti, kad jai galbūt kas nors atsitiko, kad jie užkliudė ar ne, kad jinai susižalojo. Iš tos didelės baimės, kad jai tik tais nieko nenutiktų. Jojo minčių srautas pagamino ne tai, ką reikėjo, ne tą reakciją, kurią reikėjo. Jis pagamino baimę. Ir baimės scenarijus buvo ne tas, kurio reikėjo, kad mes sureaguotumėm, galbūt ramiau ar ne. Ir šitoje situacijoje jisai sureagavo taip, kad jis tiesiog paleido savo pyktį, visą pasipiktinimą ant savo dukros, nežiūrėjo į tą situaciją, kad tiesiog tai galėjo nutikti bet kam. Ir jisai nemokėjo parodyti, kaip jis išsigando, kaip jis ją myli, kaip jis ją rūpinasi, nes visą tą jojo vidinę būseną užgožė būtent pyktis. Pyktis, kuris liejosi. Ar tu nematėjai? Ką tu čia šiandien darai? Galbūt tai buvo net ne pirmas kartas šiandien, ar ne? Nors stovėjęs dėdė mergaitės bandė sušvelninti situaciją, bet tėtis nieko negirdėjo. Tėtis buvo tame emocijų suspaustame spąstuose ir galbūt po tos visos situacijos jisai ėjo į graužatį. Griaužėsi, kad taip sakė, kad taip reagavo. Griaužėsi, kad jisai dar labiau išgąsdino dukrą. Nes šitoje situacijoje dukra labai baisiai įsigando. Ne kiek to dviračio įsigando, kuris skriejo pro ją. Kiek įsigando tėčio reakcijos, tėčio pykčio. Ji nesuprato, kas vyksta. Ji nesuprato, kas iš viso atsitiko. Ji galbūt net nematė to dviratininko. Ir josios mažos akytės klausė, kas, už ką, kodėl, kas vyksta, ką aš tokio padariau, kodėl tėtis taip su manim bendrauja. Josios mažos širdelė suspaudė.
Bet netgi ašaros nekrito, nes jinai buvo ant tiek įsigandusi ir strese. Niekas jos nepriėjo, neapkabino, nenuramino. Netgi dėdės žodžiai, kurie švelnino situaciją, nepadėjo. Įsivyravo tyla. Mirtina tyla ir daug įsiskaudinsių širdžių. Šitoje situacijoje kitas žmogus, arba tėtis ar ne, po tos visos situacijos būtų galvojęs. Kai man reikėjo tiesiog įkvėpti oro. Aš įsigandau ir man reikėjo kalbėti su jie. Prišokti, apkabinti, pabučiuoti, apžiūrėti, ar tikrai nieko neatsitiko. Nuraminti, paaiškinti, kaip aš bijau dėl josios gyvybės, kaip aš bijau kiekvieną dieną, žiūrėdamas į ją ir bijodamas, kad jai nieko nenutiktų. Kaip aš ją beprotiškai myliu, kaip aš beprotiškai ją branginu. Kad nebūtų vėliau tos graužaties. Kodėl aš taip pasakiau? Kodėl aš būtent taip reagavau, o ne kitaip? Ar ne? Ir mes dažnai gyvenime taip reaguojam, kaip tas tėtis. Ar ne? Labai dažnai mes pirmiausia padarom, o po to pamastom. Pirmą sureaguojam, o po to pamastom. Tada matom tiksliai, kokie yra scenarijai, kokie rezultatai, ar ne? Nes jau tai būnam patyrę. Ir kada einam mes iš to impulso, ar ne? Išgąsties impulsas sudaro, kai sakant, minčių srautą, sudaro reakciją emocinę, ar ne? Ta impulsinė tokia reakcija. Ir mes reaguojam pagal savo patirtį, kaip mes mokam reaguoti. Tai jeigu aš neturiu emocinio stuburo ir nemoku suvaldyti reakcijų, nemoku išvelgti už reakcijos būsimų rezultatų, arba žinau, kokie bus rezultatai, bet aš nežinau, kaip kitaip reaguoti, nes mane išmokė tai artimoji aplinka, bet kad taip reikia reaguoti, aš taip mačiau, kaip tėtis reagavo, kai mama reagavo, ar ne, ir aš taip reaguoju toje situacijoje, kada aš neturiu, kaip kitaip galima sureaguoti, aš reaguoju taip, ir po to labai ilgai save griaužiu, kaltinu, priekaištauju savo, ir nežinau, kaip bendrauti su savo vaiku ar vyru, ką tuo metu aprėkiau, apšaukiau, ar ne? Mes einam į tai, kad vėliau įsivyroja tyla, ar ne? Tyla, kuri žudo. Nes nežinau, ką toliau daryti toje tyloje. Kaip prieiti, kaip ištaisyti. Ir kad taip neatsitiktų, kad mūsų emocijos nevaldytų mūsų, mums reikalinga tiesiog išmokti pirmiausia pagauti tą reakciją. Ar ne? Pagauti tą pačią pirminę reakciją. Kad prieš tą reakciją mes suspėtumėm per tą sekundę pagalvoti, koks bus rezultatas, kiek bus įsiskaudinusių žmonių, ar aš laimėsiu, ar aš pralaimėsiu, ar tai bus parodymas mano rūpesčio, ar tai daugiau bus įskaudinimas to žmogaus. Ar ne? Kiek daug visko reikia per tą milisekundę pagalvoti. Tai dažniausiai, kada tokios situacijos vyksta, reikia sulaikyti pačią reakciją. Pačią reakciją reikia sulaikyti giliai įkvepiant ir sulaikant kvėpavimą, nepastebimai iškvepiant. Ir užduodant savo tiesiog klausimą, kaip man teisingai reaguoti, kad neužgauti savęs ir neužgauti savo artimo. Ar ne? Kol mes to nemokam, mums reikalinga tokia ilgesnė pauzė, kad nusiraminti ir eiti šalto proto. Kada yra ekstremalios situacijos, nelabai eina to žingsnio peržengti, todėl mes kiekvienoje dienoje praktikuojamės, kaip tai atlikti ekstremaliomis situacijomis. Ekstremaliomis situacijomis įkvėpus oro, žinau, kad einant į konfliktą, į pyktį, tai nieko gero dar man nedavė. Tai reiškia, ir šį kartą neduos. Man reikia kitokio veiksmų plano. Kaip man kitaip pasielgti,
kad aš būčiau neįsiskaudinusi ir kad mano artimas būtų neįsiskaudinęs. Ar ne? Ir aš tada pagalvoju apie tas visas idėjas, apie tas visas mintis, kaip žmonės pasakoja, kaip jie reaguoja, ar ne? Ir aš bandau pritaikyti tai. Juk yra kitas variantas, kada aš galėčiau kitaip pasielgti, ar ne? Aš einu į apkabinimą. Aš einu į apkabinimą. Aš einu į komunikaciją. Aš sakau tai, ką aš jaučiu. Ne per priekaištus. Ne per skausmą. O aš einu iš savo širdies gilumos ir sakau, ką aš jaučiu. Kaip aš bijau. Kaip aš myliu. Kaip aš išsigandau. Ir kada tu išsakai visą tą situaciją iš savo pozicijos, be priekaištų, be nieko, tik tiek, kad žmogus tave girdėtų, išklausytų, kad jis jaustų tavo apkabinimą, stiprų, kai netraška kaulai. Ar ne? Tada žmogus supranta tavo jausmus. Jis supranta, kad tu išsigandai taip pat. Jis galbūt nepastebėjo šitos situacijos, nes buvo užsisvajojęs ir jis tada, kai sakant, supranta, kokia tai buvo nesaugi situacija. Ir kas vyksta tada? Jūs galite pabūti giluminiškam ryšy kartu, be priekaištų, be skausmo, be ašarų. Kada aš žinau, kad aš esu tam žmogui svarbus, kai jis mane apkabino. Tada apie dvi pusės yra neįsiskaudinusios. Ar ne? Tai reiškia, kad mes kiekvienoje dienoje turim savo minčių srautą. Ar ne? Minčių srautas, kuris duoda idėją, kas gali blogiausia atsitikti šią akimirką. Iš to mechanizmo eina toliau mechanizmas, kad tai bus blogiausia situacija, ką aš galiu pagalvoti. Eina išgąstis, eina baimės ir eina baimių scenarijai. Ir tai gali sugeneruoti, ar ne, transformuoti mūsų visą šitą jauseną, kada aš iš tos meilės, iš to rūpesčio išsigandau, tas išgąstis gali generuoti pyktį, nepasitenkinimą ir aš tada einu per priekaištus, per barnius, per spėgimą, rėkimą, isterijas, nepasitenkinimą į kito žmogaus širdį. Arba aš renkuosi kitą variantą, nes tas variantas man netinka, ar ne? Aš renkuosi kitą variantą. Ir kada mano mintis sugeneravo, kas blogiausia gali atsitikti šitoj situacijoje, aš gavau tą išgąsčio impulsą, ar ne? Aš išsigandau, aš bijau. Bijau dėl jo gyvybės, bijau dėl jo sveikatos, ar ne? Dėl to žmogaus aš bijau. Aš matau visus tuos scenarijus pačius baisiausius, ar ne? Matau per tą vieną milisekundę, kas gali blogiausia atsitikti. Ir aš einu iš to baiminio rūpesčio, ar ne? Kada aš bijau, kad tai gali išsipildyti. Ir aš puolu, kaip ta pantera, ar ne, apglėbti savo kūnų, apsaugoti savo kūnų, ar ne, kad tik tas scenarijus baisus neišsipildytų. Ir aš tada einu, žiūriu, ar viskas gerai, ar viskas tvarkoj. Ir tada išsakau savo vidinę būseną, kaip aš bijau. Ne iš blogosios pusės, o iš tos gerosios. Aš labai tave myliu, aš labai bijau dėl tavo sveikatos, dėl tavęs, ar ne? Ir tada tie du scenarijai skiriasi kaip diena ir naktis. Jų rezultatai skiriasi kaip diena ir naktis. Ir tai yra mūsų atsakomybė, kokį scenarijų mes pasirinksim kiekvienoje dienoje. Taip, mūsų atsakomybė mokintis, kad minčių srautas, emocijos, reakcijos nebūtų virš mūsų ir jos nebūtų stipresnės negu mes, kad jos nekontroliuotų mūsų gyvenimo, ar ne? Kaip tuo atveju, kada mes generuojame pyktį, ar ne, visą rūpestį. Tai reiškia, kad pyktis, baimės, visa tai yra virš mūsų, jie yra stipresni, tarsi suaugę žmonės. O mes tą sekundę įkrentam į vaiko poziciją. Mes esam silpni, nes mus kontroliuoja mintys, baimės, išgąstis, reakcijos, ar ne?
emocijos, patirtys senos. Ir aš tampu tas mažutis toks žmogeliukas, kurį valdo tiek daug dalykų, ar ne? Bet kada aš renkuosi atsakingai antrą variantą, aš kontroliuoju minčių srautą. Sakau, stop, čia aš vadas. Aš nuspręsiu, kaip mes jausimės, kas įvyks, kaip ten gausis, ar susitvarkysim, ar nesusitvarkysim. Aš sprendžiu, kaip toliau įvykiai visi rutuliuosis. Ir kada aš sprendžiu, kaip visi įvykiai rutuliuosis, kas darosi mano gyvenime, aš einu į priekį. Aš einu į priekį su atvira širdimi. Ar ne? Ir einu į apkabinimą, einu į nusiraminimą. Iš nusiraminimo ir ramybės tos būsenos, kada stresas visas nueina, aš galiu toliau dėti žingsnelius, ar ne? Kaip man toliau spręsti problemą. Jeigu nieko neatsitiko, mes apsikabinom, pabuvom, nusiraminom ir einam toliau su gera nuotaika, ar ne? Jeigu kažkas atsitiko, aš tada skambinu, ar greitai, ar ten vietoje einu ieškoti pagalbos, sutvarstyti dar kažką, ar ne? Aš iš tos ramybės galiu matyti veiksmus, kurių man reikės. Ir tai yra gerai. Nes iš pykčio ar baimės mes negalėsim netgi suteikti pirmosios pagalbos, jeigu situacija yra ant tiek bloga. Iš ramybės, kada mes kontroliuojam reakcijas, būtent tas pirminės emocinės reakcijas, kada mes kontroliuojam, kada kontroliuojam minčių srautą, kada kontroliuojam baimės, kada mes esam tas asmenybė pati stipriausia, pati nuostabiausia, ar ne, kuri visą aplinką aplink save kontroliuoja iš teigiamos emocijos, ne per pyktį, ne per kontrolę, bet jinai įtakoja, ar ne, ta visa aplinkybės visas įtakoja, aplinka visą įtakoja iš savo sąmoningumo, brandos, ar ne. Tada mes situacijose galim brandžiai elgtis ir matyti visą eigą, kas toliau gali būti, nepasimesti situacijų ir būtent situacijose atlikti tuos veiksmus, kuriuos reikia, ar ne? Ir tai yra labai svarbu mokėti suvaldyti savo emocinės reakcijas, kad vėliau nereikėtų griaužtis, ar ne? Kada mes mokomės tas reakcijas suvaldyti, yra dar vienas geras pliusas, tai kad mes nuimam stresą, nuimam įtampą, jas tarsi ištrinam, ar ne, ir einam į šaltą protą. Kada tam kartui įsijungia galbūt dalis emocijų, bet dėl šito mechanizmo mes einam į šaltą protą ir darom taisyklingus veiksmus. Žiūrėkit, jeigu jūs išmoksit būtent šitą mechanizmą, jūs santykių problemas pradėsit spręsti taikiai. Tai yra, kad jūs nebeisit į konfliktą, o pradėsit komunikuoti, kalbėti, sakyti nuo pirminio asmens. Aš jaučiuosi, aš išgyvenu, o ne tu kaltas. Nebeliks kaltinimų ir priekaištų. Liks dialogas arba monologas, kuris duos daugiau naudos, o ne kančios. Tai yra labai svarbu santykiuose tai mokėti. Kaip matot, tas mechanizmas tinka ir su vyru, ir su vaiku, ir su tėvais, ir su kolegom, su visais, kada aš save kontroliuoju ir esu stipri asmenybė. Tai išdirbus į automatinį lygį, mes tai darom automatiškai. Kada pirmiausia aš įkvėpiu oro ir pagalvoju, jinai kasininkė šiandien tokia pikta, aš geriau nusišypsosiu. Gal ir jai nuotaika pakils, ar ne? O neįsiu dar į konfliktą su ja. Taigi, linkiu atsakomybės už savo reakcijas ir gražių akimirkų šiandieną. Paverskit gyvenimą ne baimėmis, o paverskite sąmoningumu, pakeiskite savo veiksmus, o jeigu nežinote kaip, visada galite kreiptis į mane ir aš duosiu savo patirties žingsnius,
kaip juos galima pritaikyti jūsų situacijai ir kaip jūsų situacijai nueiti į brandžius santykius arba santykius su savimi. Kai prisiimam atsakomybę už save, už savo jauseną ir būseną. Taigi, gražios jums dienos.